Sveiki visi, tikiuosi, kad jūs jaučiatės puikiai. Neseniai aš įkėliau vaizdo įrašą, kur pasakojau apie 5 dalykus, kurie man labiausiai patinka Lietuvoje. Na, o šiandien aš noriu jums papasakoti apie savo šalies privalumus, apie Urugvajų. Kaip jūs galvojate, ką žmonės man pasako, kai aš pasakau, kad aš esu iš Urugvajus? Teisingai, futbolas, Diego Forlan, Suarez. Ir taip, man be galo malonu, kad Urugvajus asocijuojasi su futbolu, taip pat kaip ir Lietuva su krepšiniu. Bet Urugvajus nėra tik futbolas, tai yra šalis turinti be galo turtingą kultūrą, įdomias tradicijas. Ir šiandien aš noriu jums truputį daugiau papasakoti apie savo šalį ir tikiuosi, kad po šito vaizdo įrašo jūs norėsite aplankyti Urugvajų. Ir pirmas punktas yra žmonės, atviri ir draugiški žmonės. Urugvajuje yra be galo lengva susidraugauti su urugvajiečiais. Jie pažįsta visus savo kaimynus, su visais būtinai pasisveikina. Mano močiutė, pavyzdžiui, ji pažįsta visus savo kaimynus ir taip pat visus parduotuvės darbuotojus, kurie dirba šalia jos namo. Tai jie gali pradėti pokalbį bet kur, lauke, autobusų stotelėje, autobuse ir jie gali pradėti kalbėti, net jeigu žmogus nepažįstamas, jie tiesiog nori sužinoti daugiau apie tave arba tiesiog susidraugauti. Ir tokie trumpi pokalbiai yra mūsų kultūros jau dalis, tai yra norma. Jūs galite išgirsti tai visur Urugvajuje. Nenormalu yra, jeigu, pavyzdžiui, žmogus kažką pasako kitam, o jis ignoruoja jį arba nenori tęsti pokalbį, čia nėra labai normalu. Tai urugvajiečiai, jie irgi nežino, ką reiškia personal space, dėl to, kad kai jie pasisveikina, jie bučiuoja vienas kitą į žandą. Taip pat kaip ir Ispanijoje, Italijoje, galbūt jūs matėt. Ir tai irgi yra normalu, mes bučiuojam vieną kartą. Ir bučinys reiškia, tai yra pagarbos ženklas. Jeigu tu pabučiuoji, tai reiškia, kad tu gerbi kitą žmogų. Jeigu tu atsisakai pabučiuoti kitą žmogų, tai reiškia, kad tu arba kažkodėl tai pyksti ant jo, arba esi labai arogantiškas žmogus. Tai turėkite omeny, kad jeigu jūs atvyksit į Urugvajų ir norėsit susidraugauti su urugvajiečiais, jums reikės juos pabučiuoti. Kai mes pasisveikiname, mes turime pabučiuoti būtinai kitą žmogų ir nesvarbu, ar tai yra pažįstamas žmogus, nepažįstamas, vyras, moteris, vaikas. Ir aš pati nelankiau mokyklos Urugvajuje, bet mano draugė urugvajietė man pasakojo, kad kiekvieną kartą, kai ji užeidavo į savo klasę, ji turėdavo pabučiuoti kiekvieną savo klasiogą, nes kitaip, jeigu ji nepabučiuotų, jie galėtų pagalvoti, kad ji kažkodėl tai ant jų pyksta, tai įsivaizduokit. Ir tai yra mūsų kultūros dalis. Urugvajiečiai kalba labai daug ir garsiai. Mano močiutė, pavyzdžiui, ji labai garsiai kalba, ypač kai ji kalba su savo šeima. Ir mes namuose irgi su mama galim kalbėti laisvai ir garsiai ir daug. Ir kai mes būnam autobuse, mes žinom, aišku, kad Lietuvoje negalima garsiai kalbėti autobuse, nes čia yra jūsų kultūra ir mes to puikiai suprantame. Bet būna kartais, kad, nežinau, pasijaučiam patogiai ir pradedam kalbėti garsiai, bet tada žmonės mus taip žiūri. Ir tada aš sakau, mama, jo, tyliai reikia kalbėti. Bet universitete, pavyzdžiui, irgi būdavo, kad manęs kažko paklausė ir, aš išsakau savo nuomonę ir taip gal garsiai, nors tuo metu man atrodė, kad viskas kaip ir normaliai buvo, bet po manęs paklausė kitos merginos jos nuomonę. Ir aš neprisimenu, apie ką mes tiksliai kalbėjom, bet ji pasakė, man nepatinka žmonės, kurie labai daug ir garsiai kalba. Ir aš tada, atsiprašau, pagalvoju, jo, reikia man truputį tyliau kalbėti. Bet taip, Urugvajuje tai yra norma ir visi labai garsiai kalba ir nesvarbu, kur jie randasi, autobuse, restorane, ypač jie ne tik kalba, jie rėkia jau ten. Ir tai irgi yra mūsų kultūros dalis. Antras punktas yra saulė. Būtent saulė, o ne oras. Nes mano manimu, Urugvajuje vasaros metu jau būna per karšta. Būna 40-45 laipsniai,
tai man jau tai yra per karšta. Žiemos metu būna 0, -1, aišku, sniego mes neturim, bet dėl to, kad Urugvajuje yra labai labai drėgna, šaltis labai jaučiasi. Irgi turėkite omeny, kad Urugvajuje mes neturime tokios šildymo sistemos kaip Lietuvoje ir urugvajietis turi pirkti kažkokį tai šildymo įrenginį, nes kitaip namuose būti labai 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 šalta. Bet žiemos metu, kai tu atsikeli ryte ir tu supranti, kad tau be galo šalta, bet tu pamatai pro langą ir tu matai saulę. Tu matai saulę kiekvieną rytą ir tai, iš karto pakelia nuotaiką. Aš galvoju, kad ir jūs sutiksit, kad kai mes pamatom saulę, iš karto nuotaika keičiasi. Ir dėl to aš sakau, kad saulė yra labai didelis pliusas, nes žiemos metu dėja Lietuvoje mes nematom saulės ir mes atsikeliam, nėra saulės, mes važiuojam namo, po darbo irgi saulės nėra, o Urugvajuje visada šviečia saulė. Ir žiemos metu, ir vasaros metu visada tu matai saulę. Ir dėl to tai yra didžiulis pliusas. Ir iš tikrųjų man to labai trūksta čia. Ir dėl to reikia gerti vitaminą D, palaikyti savo imuninę sistemą, nes kitaip iš tikrųjų norisi visą dieną tiesiog gulėti lovoje, bet Urugvajuje dėl to, kad saulė šviečia, visgi norisi išeiti lauką ir pasivaikščioti ir dėl to aš sakyčiau, kad tai yra labai labai didelis pliusas. Trečias punktas yra maistas. Jeigu jūs alkani, norit valgyti, geriau dabar nežiūrėti, neklausyti tai, ką aš pasakysiu, nes aš dabar rodysiu nuotraukas ir pasakosiu apie mūsų tradicinį maistą. Tai dėl to, kad Urugvajus yra emigrantų šalis ir Urugvajuje gyvena emigrantų palikuoniai, aišku, mūsų maistas yra fusionas iš visų šalių. Tai pavyzdžiui, mes kažką tai pasiėmėm iš Italijos, kažką tai iš Ispanijos, kažką tai iš Vokietijos, viską susimaišėm ir tas fusionas ir yra mūsų tradicinis maistas. Bet aišku, urugvajietis daugiausiai suvalgo jautienos. Jautiena kainuoja labai pigiai, ji yra be galo skani, dėl to urugvajiečiai valgo jautieną beveik kiekvieną dieną. Ir aš skaičiau, kad urugvajietis per metus suvalgo maždaug 93 kg jautienos. Taip pat mes valgome, pavyzdžiui, kanelionės de čioklio, mes šeimoje labai mėgstame juos gaminti, tai sakyčiau, čia labiau itališkas maistas, tokie lytiniai. Taip pat gyso, irgi, sakyčiau, daugiau iš Italijos. Ir, pavyzdžiui, milanesas yra kaip karbonadas. Irgi Lietuvoje mes labai mėgstame karbonadą, tai Urugvajuje irgi valgo milanesas. Nevalgo tiek daug bulvių kaip Lietuvoje, tai mes labiau valgom ryžius, makaronus, pastą. Taip pat urugvajiečiai labai mėgsta desertus. Ir aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės labai mėgsta, kai tortas yra labai saldus. O Urugvajuje kaip tik, jeigu tortas nesaldus, tai čia ne tortas. Tortas turi būti labai saldus. Ir dažniausiai jie valgo tortą su dulce de leche, arba su kokosu, arba su batatos džemu. Irgi tai yra labai populiaru Urugvajuje. Mes valgome alfajores de maicena, tai irgi arba su šokoladu, su dulce de leche, dar kartą aišku, kaipgi be dulce de leche. Mes visur dedam dulce de leche. Taip, tai desertas turi būti saldus, labai saldus. Tai yra norma Urugvajuje. Ir mes nevalgome tiek daug vaisių, daržovių. Mes, pavyzdžiui, Urugvajuje auga labai daug ir mandarinų, ir apelsinų, ir avokadų, bet niekas jų nevalgo, nes jų jau yra per daug. Jie auga visur, kaip, žinot, obuoliai Lietuvoje. Taip ir apelsinai, mandarinai, avokadai Urugvajuje ir
jų tiesiog nevalgo. 4 punktas yra ekonomika. Aišku, kad ekonomika nėra tokia gera kaip Vokietijoje, Šveicarijoje, tikrai ne. Bet jeigu žiūrėti Pietų Amerikoje, lyginti su kitom šalim Pietų Amerikoje, tai Urugvajus, galima sakyti, turi gerą ekonomiką, ji yra labai stabili, galima rasti tikrai gerą darbą. Ir taip pat yra labai daug galimybių pradėti savo verslą ir tai nėra sudėtinga padaryti. Aišku, Urugvajoje gyventi tikrai brangu. Brangu, bet nėra neįmanoma ir, kaip ir sakiau anksčiau, rasti gerą darbą tikrai įmanoma. Ir daug žmonių gyvena labai gerai Urugvajoje. Mes turime pažįstamų irgi, kurie gyvena labai gerai ir turtingai, sakyčiau. Tai tikrai, jeigu yra noras, galima pradėti kažkokį tai savo verslą arba galima rasti gerą darbą ir galima gyventi tikrai gerai Urugvajoje. Paskutinis 5 punktas bus tai, kad Urugvajoje galima nemokamai studijuoti, universitetai yra nemokami. Nors aišku, galima rasti ir mokamų studijų, bet dažniausiai jauni žmonės pasirenka nemokamą universitetą, nes kam mokėti, jeigu tu gali nemokamai gauti tokią patį informaciją. Patekti į universitetą yra labai lengva. Ir jeigu, pavyzdžiui, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, būna, kad jeigu tu nori patekti kažkokį tai universitetą, tau reikia išlaikyti pirmiausia matematiką ar biologiją, dar kažką, tai Urugvajoje yra daug lengviau patekti į universitetą ir jeigu jums būtų įdomu sužinoti daugiau, kaip patekti į universitetą, kaip studijuoti ten, tai pasakykit man, aš tada irgi nufilmuosiu atskirą video ir papasakosiu plačiau apie tai. Bet taip, tai tiesiog norėjau pasakyti, kad Urugvajoje yra nemokama studijuoti, patekti į universitetą yra labai lengva ir išsilavinimo lygis yra gan geras. Tai irgi turėkite omeny. Aš galėčiau dar daug ko papasakoti apie Urugvajų, bet šiandien buvo 5 punktai. Šiandien yra pirma dalis, tikiuosi greitų metų nufilmuoti ir antrą dalį. Ir parašykit komentaruose, ką jūs jau žinojot apie Urugvajų, ką naujo sužinojot šiandien, ir apie ką jūs norėtumėt, kad aš papasakočiau ateity apie Urugvajų. Tai ačiū Jums labai ir iki kito susitikimo. Iki.